Va, atvaro ir Kebra. Henris, treneris. Va, treneris. Sveiki, treneris. Dasas, Viktoras, Simelis, o koks gražus, koks. Gražiai atrodai. Ačiū, malonu. Susitikom Andrių oro uoste. Paprašiau prisės kartu. Tai va, keliaujam į Segetą, Europos čempionatą. Kas laukia? Laukia daug gražaus darbo. 2 distancijos ir tau, ne? Jo, 2 distancijos. 4 vietė man ir 1 vietė, Andriui 2 vietė ir 1 vietė. Tiesa, grįžta Ignas į 1 vietę, nežinau kiek metų jis joje čempionate nedalyvavęs, ar atsimeni? Iš tikrųjų labai jau seniai dalyvavęs Europos čempionate 1 vietė, bet... O paskutinis kartas nebuvo 3 vietą medalis? Buvo 2 vietės Artūro antri. Ne, bet 1 vietė. Gali būt. Čia dar kai olimpiniai rungtys buvo. Debiutas, Feniksas. Feniksas iš Pelenų, aišku, dabar jau nebe olimpiniai rungtys, bet šį kitaip paprašiau. Mielas draugas miega jau juriau. Jis laukė poilsio, jau išvažiavo į varžybas, kad išsimiegotų. Koks planas šiandien tavo, Andriu? Ką galvoji šiandien? Ką dar nuveikti? Jeigu grįžtam laiku, spėjom į vakarienę, tai pagrindinis dalykas yra pavakarieniauti. Sekantis susikraut lagaminą. Šiandien? Taip. Šiandien. Aš ne visą laiką ir išskraunu būna, kartais ir gyvenu lagaminę. Tada vakarienė. Taigi, dabar mano... Sveiki, laba diena, Ignas Samokauskas. Kaip jūs jaučiatės? Šiaip labai gerai pasiruošęs, nusiteikęs. Matysim, laukia Europos čempionatas, laukia sunki kova. Matysim, kaip eisis. Gerai, kada pradedi savo vienvietę? Ar žinai bent jau? Dar nežinau. Ne ketvirtadienį? Ar penktadienį, ar šeštadienį? Šiaip treneris dar neinformavo, bet... Ketvirtadienį. Va. Kada man varžybos? Aš galiu parodyti, aš šimtai metų ketvirtadienį prasideda. O 4 vietė kada? Zasady bezpieczeństwa i wyposażenie awaryjne naszego samolotu. Bagaż podręczny należy umieścić w schowach nad głową 13 walandą, nie? Pokrzywającym fotelem. Pokażemy teraz, jak zapiąć, dopasować i rozpiąć pasy bezpieczeństwa. Prosimy o zamknięcie stolików, ustawienie oparć foteli w pozycji bramowej oraz opuszczenie podłokietników. Na czas startu 13 dieną, 10:15 ir pažiūrim, kiek į finalą patenka. Ai, nebus, supratau. Ką žiūri techniką, ne? Nemačiau paskutinios treniruotės vaizdo įrašo, tai dabar analizuoju. O ne per vėlų? Išvadas per vėlų. Per vėlų. Jau, kaip sakoma, ką nebeprilaižysi, gal pralaižysi. Jo. Bet šiaip gerai atrodo, klaidų net. Visada tikrai atrodo, bet klausimas ar techniškai. Techniškai. Parodyk dar kaip. Parodyk. Jūs pasakykit, draugai, ar techniškai, ar ne. Galvoju, ką čia rodyti. Iš paskutinės treniruotės. 2 vietė. Nes čia dar visokia nesąmonė yra. Nice. Ką čia važiuoja? Čia važiuojam... Bravo, neatsimenu. 300 metrų gal? Varžybinių greičių, ne? Čia tiesiog pagreitėjimas. Supratau. Prailgintas. Nu tai va, vienas paskutinių treniruočių. Kitas startas Europos čempionate. Jep, susitiksim ten. Na ką, chebrytė, atvarėm į Vengriją. Dėdės Igno lagaminas arba ne. Tai truputėlį užtruko, kol iš oro uosto paėmė autobusas. Ir dar 2 valandos kelio, galiausiai jau esam beveik prie viešbučio. 9 valandos. Masažų šiandien jau nebespėsim.
Labai tikiuosi, kad į vakarinę nepavėluosim. Važiavom į viešbutėlį. Hotel Piano. Vėl įgnelino petakėlį. Sveiki, susipažinkit su mano kambarioku. Laukia nuostabus laikas, draugė. Ką, žiūrim apartamentus. Wow. Dvigulį lovą spėju. Eik tu sau. Eik tu sau. Dvigulį lovytė. Ai ne! Labai nice, tikrai. Viskas yra, iš tikrųjų labai geri kambariai. Patenkinti. 3 žvaigždutės, bet kiekviena verta savo iš tikrųjų. Neliko vietų. Keliaujam vakarienės. Sakė, dar vis dėl to duoda. Žiūrim. Nu super. Pavakarieniausim. Džiugu, kad dar duoda. Yra ir žuvies, ir daržovių. Labai nice. Tai ką, chebrytė, iki rytojaus mes pavalgom ir lekiam miegoti.